Spėka Žemaitis. Ko jūsų vaga? Nes ant mokyklos krega buvo. Ant gal melavo, iš tikrųjų ir iš kaimo, ir gilaus. Kas yra, aš nesuprantu, tavo aiškiai. Tu turėjai vien darbą pašėlį daryti. A tai čia aš visko sugadinau dabar. Dabar jau turėjom žmogų, kuris garsint Žemaičių kalbą ne tik Lietuvo, bet visam pasaulyje. Ir turėjom Paulių Samošką. Jessicas Šajus pasikeičia avarną. Vienintelis kas dalyks yra, kad jeigu nori pasiimti Samošką, jau turi prarasti kiek žmogų, nes man sako, jeigu dar kažkas su manim komisijoje bus, aš nevarau, tai atšaukėm. Man stonks turėjai išvažiuoti. Aš noriu būti viršiausias ir aukščiausias, bent jau atsisėdęs. Man parašinių nereikia šo. Tai aš tik primenu, kad visi turit kalbėti lietuviškai. Norim kalbą. Mes žemaitiškai kalbėsim vien dėl to, kad suprastumėm, kas meluojat, kas esat apsimetėlis, bet to pačiu ir suprasim, kad nesprantat, kon kalbam dabar. Tai galim pradėti nuo pirmos užduoties, tokios pačios paprasčiausiai ir prisistatėm. Tai tiesiog pristatykit, iš kur esat ir realiai ir užteks tiek. Tai nuo pirmai pradėkim. Sveiki. Čia veikia tas mikrofonas? Veikia. Okay. Tiesa Laura, kilus iš Asteikių kaimo Kretingos rajone. Aha. Man 29 metai. Nežinau, ką dar pasakyti. A vyra? Ne, neturiu žiedą. Okay. Neatvažiavo. Ryšios tada. Yra steiks, važiuosim filmavimą. Sveiki, aš Kornelija, iš Šiaulių. Tu žinai, Žemaitija, realiai. Jau perlipau per savo tą pusamžį skaičių. Vyra neturiu. Gerai, irgi domina. Kol kas 2 iš 2, jeigu taip toliau judėsim, nežinau. Čia ne Tinderis, žaidas, jis gali sakyti, kad turi antrą poziciją. Ne, bandai ir Samuškis tiet galvo, aš sakys, net ar žaid, kun tik nusimuoji. Sveiki, esu Judita, esu iš Rietavo miesto. Ką dar sakyti? Užtenka. Kuom prekiaujat, turgau? Daug kada biškai. Nieko neprekiauju. Ne, neprekiaujat. O prie bilietukų, supratau. Mano vardas Emilijus, esu iš Skuodo, man 20 metų. Iš Skauda, ne? Skauda. Turi paus. Bežėjas, kaip matau. Labas, esu Lina, aš esu kilusi iš Trakšilių kaimo, iš Kelmės rajono. Ir nesakys, kiek man metų, virš 30. O žemaitišką mokat, ponė? Moku. Tik neišsidogėt. Čia tokia užduot klausimą, aš galvoju, kad neįpamiršai paslėpti. Mokas ir. Tai galim pasirūkauti. Bet palauk, ar Aniai sako iš tikrųjų, iš kur yra melon mums? Vienas melon, vienintelis melon. Bet šiaip melon. Špink dalyvė to ar nemeluojat. Tai sveiki, mano vardas Arnas, esu iš Telšių ir man yra 22 metai. Arnys jau tavo batai yra. Mes esam 3 telšiškiai, mes turėjom klausimą apie... Aš esu Paulius iš Telšių. Žmoną turiu. Na, tai kon tu čia veikia? Neiton laidot varė. Iš kalbos, pažiūrėjau, man asmeniškai nebuvo to, kad neišlindu toks labai akivaizdus kažkino akcentas. Šiaip gražiai kalba, norminė kalba, tik dėl antro numerio. Aš nežinau, kad Šiauliai yra Žemaičių miestas. Anei ten jaučiu per posį ir jaučiu. Ne, jo, sak, per posį, iki stadionų. Jo. Tai čia bus to stadion pusė greičiau. Už jau Latvijų. O kaip to, kažkokį peram turi įspūdį toks, žiūrint. Iš akių grina. Jo, pansvės patiek. Aišku patiek. Šiaip, aš sakau, negalėjau ne vien pasakyti, kad aš čia gali būti melagis. Tai labai gerai, kad Arnys apie tus telšius susiminė. Kaip tik kitas užduotis yra apie miestus. Čia ne užduotis, bet jau dabar biškai paklausinėsim apie jūs tus miestus. Tai kadangi jau laika mikrofoną, gali biškai papasakoti. Tai... Kokį miestą? Pažiūrėjau, kas į mers telšių? Katkus. Ir. Jo. Gal pasidarė research. O kokią mokyklą tad ėjo? Ėjau į Borisevičiaus gimnaziją. Tad buvo mokykla biškai už miesto. O tai koks darželis buvo? Darželis nebus pasiruošęs. Darželis buvo... Kur. Saulės sistemas, ten pas mus buvo daug planetų visokių. Darželis buvo, kur seniau vadinos Voverait, nežinau ar taip besivadint tą vietą, bet netoli tos vietos. Aš žinau darželis telšius, nesakys koks dabar, bet Voveraits nesgirdėjus, bet gal ir tokia iš tikrųjų. Okay. Tai jūs esat iš... Trakšilių kaimo. Trakšilių? Taip. Trakšilių. Pat nežinau, iš Trakų ir iš Šilalės. Trakšilė. Šalia Pakražančio. Kelmės rajone, ne? Taip. Vat nežinau. Tai ten yra tiesiog viena gatvė, įvažiavimo yra toks kryžius, ten kelios trobos yra.
Tai ten nei darželio, nei mokyklos nėra, tai artimiausia mokykla yra Pakražančio vidurinė, dabar jau turbūt gimnazija. Na, aš iki 6 metų gyvenau, po to tėvai persikėlė kitur. Vaidinot ar gyvenot? Gyvenau. O tai dabar kur dabar laikotės? Vaidinau. Ką? Kur dabar laikotės? Vilnių? Vilnių. Nu 6 metų jau Vilnių. Ne, prieš tai Elektrėnuose gyvenau. Po to persikėliau Vilnių. Kai studijuot pradėjau, tai persikėliau. Tenais Trakšiliuose tai iki šiol gyvena giminaičių. Trakšelė. Žemaitais kaims, turėčiau žinot. Nes ten Kražiai įgaunasi įvažiavus po kairę. A, nebūsi išgalvojus, paito kaimą. Ne, nuo Kryžkalnio pasukus į kairę yra pusiaukelė į kelią. Čia yra kairė pusė nuo Kryžkalnios, nes nekorbojus gali. Yra Trakšiliukas. Jo, ten Kryžkalnė. Emilijus. Jo. Aš jį žinau. Skauda. Jo. O Ką ten veikiu? Jo. Aš ten augau, ten mano buvo šaknis šeima. Ir pradėjau, dabar studentas esu mokus, jie atvažiuoju Vilnių, iki tol Skuode gyvenu. tai kiek metų dabar Vilnių laikas? Jau yra 2 metai Vilniui. Tokia, ne, iš karto jau norminį kalbą, gražiausiai, wow, ne? Neturėjau problemos niekad su mama, kalbėjau literatūriškai, tai... Iš tikrųjų be problemų. Per bombiškai gal net nejokia, kiek gera kalba. Nu, tiesiog, iš tikrųjų, nes aš su mama kalbėjau literatūriškai, man mokykloje su mokytais kalbėjau norminę kalbą ir taip ir gavos, kad su draugais tik žemaitiškai. A turėt kaip nors neįprastą sportą ten Skaudi? Turim. Ko tik tarp kitko vyko čempionatas, motobolas vyko. Žinai, bandė frigauti. Nu, trečias numeris, gražiausias moteris. Judita. Judita. Aha. Prieš tai sakė, Pajudat biškę Sakiau gerai. Judita. Ne, gal nepaslydant vardą. Iš kur jūs sakėte? Išrietavo. Šreitau. Šietau. Ką tik veikdavau? Judėti. Judėti mėgstu. Dėl to įvardas Judita. O turėt turgų? Nu, turėjau, manau, dar tebėra. O ką vadinasi turgus? Rietavo tu. Teisinga. Gera. Kam nepaslydu čia? Pliusą pridedu. Aš turgui prekiaudavau papuošalai. Prieš kiek metų maždaug? 10 gal Nes aš 15. porą esu nufyrins Tai papuošalai. mano buvo. Prašau gražinti. kiek mokyklų retavi ir kiek daržėlių? Mokyklų viena. Vien, bet ger, šitai pasakyti. Ir kaip gali daug žmonių gyventi, bet vien mokyklą kažkaip nesąjį, faktą. Pagrindinė aikštė, ką vadinasi? Rietavo. Na, gera. Vėl Du viskas pliusą. aiškiai. Du pliusą. Trečias numeris nepralauš. Viską sakė, rietau, eisai, nes niek nežinom. Nu, numeris 2, pala, priminkit iš kur. Šiaulių. Šiaulių. Ai, Šiaulių. Pirmiau. Nutyližys. Iš pietinė. Pažįst daug žmonių iš Šiaulių. Niekas, sai žemaičių nelaikytų, kaip dievo myli. O tai jūs mokat žemaitiškai? Taip. Pažiūrėsim. Gyvent to pusė, matyt, kad daržėlių. O tai gerai, dabar Šiaulius gyvenat? Ne, Vilniui. O kodėl nepatek žemaitijo gyventi? Koks ten Paskui problemas? vyrą išvažiavau į Kauną, paskui į Vilnių. O kas yra žemaitai sostinė? Telšiai. Ne, kaip mes galėtumėm jums prigauti, kad jūs nesate žemaitais? Ką pasakė Šiaulių jau prigavom. Gaudykit. Mes dažnai turim ką prigauti, nesijaudink čia, labai tik pač pradžiai. Da, pripėram numeriok, sugrįžtam tada. Eis buvo žiemos sodį. Oi, 100 kartų. Korons ir? Kretingoj. Gali būti, kad ir. Kur buvot praeitą savaitgalį? Praeitą? Ne. Palango. Nes ir Nevažiavau. Gerą minusą dedu už. Kas buvo Palanga? Šventė nebuvo. Gyvent prie Palangos nebūn šventė. Kokia šiandien? O šį savaitgalį kur buvot? Nebuvau jūros šventė. 2 minusą iš karto. Realiai galėjom išbalsuoti jau pirmą numeriok. O tu gimėti ant tų surasteikius. Jo, Asteik. Vieni gimdim tą sanatoriją. Asteikiuose. Nu, Kretingoj yra. per kiek laik nuvažiavot? Nežinau, 15 Žinau, minučių. nebauda, gimus. Kažkur, na, žinot, irgi geras. Tėtis vežė, ne aš pati vairavau. Kokia mašina? Audinė. Gali būti. O antrą užduotį pristato Paulius Samoška, nes šį yra nuo užduotis. Aš nepasiruošiau. Prašau, sakyk. Šį yra tavo užduotis, tu turi pasakyti. Tau vien užduotis buvo pasiruošti vien užduotį. O antrą užduotis. Dabar jums reikės atsistoti ant 2 kojų. Kol kas visai gerai, eina. Na gerai, žinok, nebespaudam. Bet ne pagal scenarijų yra. Turim iš tikrųjų pasirašėn. Paulius Samoška turi ikoniškesnį. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ikoniškiausia. Jo, tai turi frazė ir ta frazė baigas su vienu papildomu žodžiu. Tada su kažko pasveikinti. Nu tai ko jūs mažulėlė? Pažiūrėk, patinka. Aha, Vis minus dabar. Graži. Ne, man irgi reikėtų gal žymėtis, bet aš vis pliusą ir aš nekalbėjau. Aš nesupratau užduoties. Va čia jau nieko. Tai čia yra keliautojas Paulius Samoška, toks, gal žinot, gal nežinot, ins kartą nuvažiuoju vieni ketvėjai, toks čia vietinis Aš reikšmės. jūs pirmą kartą matau visus 3. Ant melon.
Aš televizoriaus nežiūriu. Į Delfį tu neįsijungat, pažiūrėti. Ne. Nes ten anon jopšik mat ką parodo. Ne. Jūs kadangi žemaitė esat, labai gerą moka žemaitišką, Taip. tai ano frazį pagrindinį įkoron sak, kon jūs, ir tada kažkokį žemaitiškų žodį pavadinti mums. Tai 3 žodžius jums reikia pasakyti žemaitiškus dabar. Kon jūs, katoka. Katuka. Ne, aš to įkim klaustok, pasirašau. Nu, šiaulė. Kon jūs populiuka. Paliuka. Gerą gražų žodžią kol kas eina. Bet irgi toks nestiprus. Kon jūs, bahurėlė. Nu, kon jūs ubaga. O, Nėra patik ką. man. Aš nežinau, kaip čia vadinam gražiai, dabar tik žodžiu. Atikrina, saskait. Nu, kon jūs mašia auntis. 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 Kon tu mašiu auntie. Nu gerai, žiūrėk dabar, tau, čia grina tavo reikėtų vertinti toks, kas tau labiausiai nenustebėna iš tų. Nu, aš žinau, kas nenustebėna, kas nežinai. Ne, man tai šviesda auntis. Čia grina žemaitiškas žodis, tu kon jūs auntis. Bet aš nesgyvenim, taip sakė. Tai nieks ir nesaks, visiškai Ai, žemaitiškas, visko vėrus, labai gerą Jo. moką. 5 numeris, jeigu būtų baisiai žemaitėjais, nebūtų jaučiai išdrysus pavadinti ubagas, bijotų užsirauti. Čia nebus suvalkietiška, tik tai. Žiūrėk, kažko biškai išsiaiškinom, kažko nesiaiškinom, tai pat ta užduotis buvo, neilgiausiai. Nu, 6 tai tikrai jau toks biški. Klaustok jau dėl. Ne, man kaip tik ant patinka. Aiškus? Mums žinojai mokyklos, ten visą kitą, bet auntis tai nesąmonė. Nu, bet mokykla nesunkiai išsiaiškinti, jeigu atvara pasiruošęs, nu, pasigūglin vien. Kokį dar mokyklą įtelšius? Yra dar Džiugo progimnazija. Ką? Džiugo progimnazija. Čia ne ką pradėjai, laidų vedėjas. Nu, bet jau aš nežinau, okei, ir džiugų progimnazijai. Nėra telšius džiugų progimnazijais, būkėm bėdini, bet teisingai. Nu jo, nu negali būti progimnazija. Gimnazija tiesiog. Na, kodėl progimnazijai dabar? Bliam, gaujas prisės prie ant saliokio. Aš nežinau, dabar antras numeris. Arba bet kiek mok melaut gerą. Kaip žemaitėjus ir nežien, nei tais. Nu, bet iš šiaulės sunkia. Memus tai nesunkia. Televizoriaus numus netu, ar televizoriaus netu, ar numus. O tai ką jūs laisvalaikį veikėt? Mokaus. Mokaus, ne? Kon? Čiužinėti su pačiužom. Su irklente plaukti. Šiaurot, kad niek teisybs nesak, nežodžios. Jo. Tiesiog, šiaulius, švaras ir klenti prasiplaukti. Mūsų laid, kas yra, na, tobulė. Mūsų kelsta biudžets ryškia, nes samuškis atvarė, nemokama. Na, nežinau. Jo, nam dar Ir atvežiau nieks pavalgyti. nesakė. Bet mūsų laida kas rem? Mitijų rem ir dar žemaičių blyną rem. Tai dabar, kol mes turim žemaičių blynus ir norėsim, kad po vieną žmogų prieitų ir, nu, aišku, net tam pat blynų, vien blynėlį paragauti. Tiesiog vien Tiesiog paragauti. Mes norim pažiūrėti, kaip žmonės žemaitėjus valg žemaičių blynus. Mes manom, kad ne žemaičia nesuprant, ką valgyti žemaičių blynus. Nes ir toks specifinis vienas dalykas. Jo. Gal netgi 2 tokie specifiniai, žiaurė specifinė dalyka. Biškai patapšnau pro greitį. Reikia apnori iš tikrųjų. Grina ką, ves blynų nereiks suvalgyti, žinok. Galėsim išsinešimą Aš įdėti. pasiruošiu. Gerai. Jeigu skanus bus. Tikra. Dabar, konda, jeigu čia ir tikra žemaitė ir valg žemaičių blynų, čia ir kanibalizmas. Savo. Ir nėra kefyro dar. Kino? Nėra kefyro, šiaip labai skanus, palauk. Ne, nenorėk viską. Gera mėsa. Iš kokį gyvūną? Nežinau. Gerai. Kiauliena turėtų būti. O kiek duojat blyno balų? Nu tai pusiau šilti, šiaip skanus, bet biški visokie. Pusiau šiltą gerti. Kas yra, aš nesuprantu, tavo aiškiai? Tu turėjai vieną darbą pašildyti blynus. Jau numeris 6 valgys šaltą. Jo, gal iki 6. Ne, šiaip nepykė, nu, ant prakėptis blynus, kol ateita trečią užduotį atšalą. Tai jūs sakysite, oi, aš nevalgau, aš nemačiusi blynų. Na, normaliai, trupinai. Jo, greitai sunaudot realią. Nebegalės Ant rimta ir, žinok, iš Šiaulių, bet ant gal melau, iš tikrųjų ir iš kaimo, ir gilaus. Taip, šitą sudau, vis pama. Esat valgius tai Labai blynus. skanus. Bet nerinu, laik barna, nes jau išspjauti. Nususuksiu. Labai minkštas, skanus. O toks žemaitiškas jau tas žemaitys. Nežinau, aš visą laiką maišiau blynus, kurie žemaičių, kurie kėdainių. Tai... O tai jūs... Ir dabar nežinau, kurie čia su mėsa ar tik ne kėdainių. Aš gražesnius kepu. Gražesnis? Jo. Kur kepat? Keptuviai. Kokia mėsa. Skani? Labai. O ko trūkst? Ko trūkst? Kefyro ir peilio.
Ko dar man reikia? Teisinga. Peilio reikia. Gerai, nu viskas jau užteks, kai gali. Valgiau, palikėt, mes dar norėsim čia Aš palaidos. tik vieną gabaliuką. Mes turėjome atskaityti darbuotojų. Ko, Emil sako. Aš manau, kad šakutis nelabai laikyti. Kap. Dudemelės. Nuostabu, wow, super. Bet ant valgy žiūrėks O tiesiog. tai jis valgys prieš tai žemaičių blin. A gali dar kartą biškį suvalgyti, dar čiučiut. Jo, Ir dabar rasim iš skaudų važiuoti, turėtų būti alkans šibetkai. o mėgau įstų? Tiesiog dėl to, kad paprašiau. Tau liūdna yra. Iš tikrųjų labai pasiltas skonis, aš studentas esu, aš submarinus dešrelės valgau dažniausiai. Tai čia yra atgaiva sielai ir kūnui. Dievo Bet tuo maistas. pačiu ir iš kaimų, tu bulvis turėtum valgyti kiekvieną vakarą. Aš tingiu keps, aš tinginysis. Tai ja, labai retai valgau, labai skanu. Pervėsiu už blins, tai šiaurus. Aš veganė esu, tai aš parodysiu, kaip aš valgydavau blyną. Vo. Emilijos blin Nu, palikęs. aš tai kampus apgnaibydavau ir va taip po vieną tą. Bet atsargiai, tikrai. Taip. Nedėkit tai gal. Nedėsiu burną, bet aš suvalgydavau, taip apžnaibydavau ir tada palikdavau viduriuką ir ant galo. Gerai, penk, nemėgsta Kodėl to? žemaičių. Mėgstu, bet nebevalgau mėsos. Tai. O kas atsitiko? Nu, dėl sveikatos nebevalgau. Tai. Lauka Ne dėl gaila to, kad gyvūnų. gaila. Dar kažkas. Bet anksčiau valgėte, ne? Taip, Aš šiaip nesmaits žemaičios vegan. Žemaitijo, dabar tu telšius, pasakyk, kad tai veganas. Izabelis. Įtremti iš karto. Sužinuotų telšių mers, jo. Jo, aš išvežiau. Atimta miesto raktai, sako, važiuok. Tu tikrai jo valgys šalčiavęs blin. Šauk du iš karto ir nor. Ir yra tau jau kas liek, kas liek. Blogiausia, kad dienos pietų šiandien buvo žemaičių blynai, tai Kur valgė? netoli darbo, Kur dirbi? ofise. Kažkokia slapta informacija. Jo. Pavienį žodį. Ofis. Ir skanesnių buvę? O telšius pavalgydavo žemaičių blin. Jo. Kur tai šis Kokio valgydavo? kavinė valgydavo? Prie turgaus būdavo tokia vieta, kur, man atrodo, dar ir dabar yra atsidarius, tai ten ir viską būdavo. O čia O kon valgė tina? Labiausiai. Cepelinus. Na, viskas. Prikoik torgaus. Arčiausiai prie Mašio ežero. Ten dar mažiau, storgo. Buvo tokiu pat atstumu. Nu gerai, jeigu metrai skaičiuojant, tai Prie mažesnį turgaus, ar prie didesnį turgaus? mažai. Prie mažai turgaus. tas faktas ir žinau, kad aš nežinau, galėjai išmokti, kad Bet gal... cepelins duod prie mažai turgelios. O kiek vaikštai cepeliną ten? Paskutinį kartą valgiau prieš kokius 4 metus, tai tada buvo 4 eurai. Nežinau, normaliai, vis valgė, atrodo. Ne vis neapsidrapsti. Meins nevalg. Apie 6 man kadangi ištelšiu ir man jautriausiai ir kon sakė ištelšiu ir jeigu mes neišsiaiškinsim, bus gėda. Skambins katkus, nors sakys nebegrįžk į telšius, o mums reikia grįžti. Kas buvo? Man pasakė džiug pro gimnaziją ir aš jau viskas jau nusišnek, melon. Bet tad pasakė apie cepelins telšius, turgeliai. Nu tai čia jau tik ta telšiškis gali. Grįžai laidą jau. Da kažko apie to Noverai atlikta žinojo, ne? Ne pats darželis, o pati vietovė vadinos. O kur yra? Noverai vieto. Kur yra, nu? Jinai randas prie didžiojo turgaus, į kalną. Ir ten kažkokia mokykla aplinko. Jeigu nuo kalno nuvažiavus, nuo didžiojo turgaus, tai jo. O ant kalnų nėra ten, niekas mokyklos. Aplinko ne. Yra gimnazija dar. Penks, o kokį patiekalą žemaitišką mėgstat labiausiai? nu mėgau žemaičių blynus, bet šiaip tai man patikdavo, kada kaime kepdavo krosnį. Nu čia nėra, kad konkrečiai žemaitiškas, bet kugelis, ten būdavo blėkai toks storas, ten kulšis sudėdavo. Kulšis tilpdavo, nes jis labai storas, buvo krosnį ilgai kepdavo. Bet ar nebuvo taip, kad tu ten važiuodavo pas kažkokios mučiutis, tiesiog pakimarin biško, paskiau grįždavo atgal į ton savo didmėstį? Nu, didmėstį vadindavo. Eis kaimanė, ne, vaikščiodavo, valydavo mėšlą iš tvartų. Nu, aš bijodavau labai paršų. Ten buvo tvartas, ten paršai ir tų paršų bijodavau. Ir atsimenu, kad buvo oška, kuria privedė mane prie oškos, jis sako, va, paglostyk cibą. Ir tada man kaip trenkė, jinai, aš taip įsigandau. Ką užsivedusė, papasakoju. Dabar aš čia tikra istorija. Bet čia va tas Bet čia yra iš vasaros istorija. Jo, jeigu tu ves gyvenim gyvenas, tos paršiukas tau neįsiminti. Žiemą tai būdavo kaip pečius, tai tada smagiausia yra ten, yra tokia, nu, kaip vieta, kur galima atsigulti arba atsisėsti, ten labai šilta, labai faina. Part? Ne, namelė truboja. Kur gyvena? Kur yra krosnis. Savo namus, ne? Taip. Melon. Ne, pala. Nu, grina, aš irgi,
Dabar, kampą pasako, aš sakyčiau, kad pas močiutis kaime aš nuvarydavom, mes pupas prisirinkdavom, dėdavom ant tos krosnis, kol iškepdavom tą pupą. Šalis skaudai, kokių miestelių yra aplinko, mažesnių gal kokių. Aha, nežinau. Okay. Artimesnį tokį, kad žinotum ir tu. Žinočiau. Mosėdis imki. Kas ten mosėdį gerai ir kažkoks populiarus dalykas toks, nežinau, dalykas, kažkiek vėjat populiari ir. Toks kaip parkas, jo. Kas ten stau? Akmenis. O kas dar, kur aš žinočiau? Kad tu žinotum irgi? Mosėdį kas stovi. Metalinis toks. Muziejus yra tenai. Dar toks metalinis stau didelis privažiavimas. Jaudinus. Atrodo, kas suklius. Ne, nelabai įsivaizduoju apie ką tu. Aš matai, aš iš Skuodo, ne iš Mosėdžio, tai tas veikia. Bet Mosėdį tam muziejui jis buvo daug kartų. Muziejui yra tekę būti, jo. O kon tu studijuoji? Kultūrinės veiklos vadyba, aš vedu renginius, organizuoti jos noriu. Išpaaiškint, bet... O, nes, kas te apkalbiš? Gražius moteris iš Skuodo. Taip, nuostabius. Nuostabius, tas ir. Aš norėjau prigauti, nes aš žinau. Skuodo tikrai ir gražių moterų, tai jau to nepaslyd. O Tinderis veikia Skuodį? Nu, jaučiu, kad ten nelabai kažkas aktyvus ten yra. Ten vis dar kiemiai įmanoma susirasti meilę, žinai, nebūtinai Tinderį. Ko mėgstamiausias sriubų? Burokėlių. Burokėlių sriubų. Ai, negali klausinėti. O žinot, kažkokį žemaitišką sriubą tokį? Kunkulinė. Kas? Kunkulinį. Prašau išeiti. Ungurinį. Kunkulinį, man atrodo. Kunkulinį. Taip, kunkulinė. Ak, žinot, kokia sriuba yra žemaitiška kažkokia? Galiu spėti, šiupininį. Aš vėl dedu minus, aš nesuprantu. Kas nori žinot, apie ko mes kalbame? Pirmas numeris. Pirmas. Ne? Žemaitiš, ne? Kas atsako laimat? Mitiu. Žemaitiška. Gerai, iš cibulių irgi yra sriuba. Ką padinas? Cibulinė. Va, Grįžo, ačiū. Antras numeris. Antras numeris žemaitis iš karto. Pombekin, žiaurė. 100%. Vis minus, nubra. Niekas nežinoj cibulins, aš nesuprantu, kokias laikas mes gyvenam. Bet ir žinot, kad cibulinė yra ir Prancūzijoje valgo. Eina savo, dėkit triusus vėl. Ne, tai gal įvalgo cibulinį. Cibulinė. Mano mėgstamiausias maistas tai kraujiniai vedarai. Mėgstamiausias. Šiaip aš pritarčiau labas skanė kraujinė vedara. Kam gali patinti? Nu, savo kažkokį patiekalą konkretingo rasteikių kaime. Esteikių kaime? Jo, ką pas močiuts ten važiuodavo vasarom, kontėm valgydavo. Žinau, kad mano mama skaniausiai iš giminės gamina, tai pas mamą valgydavo. Kon skaniausia dar? Man gal skaniausia kugelis su karka, arba su koja, arba su ausiu. Kokią dalį turi, tokią dedi? Su kuoj? Kokią turi dalį? Nu, su koja irgi buvo. Ir su kuoj valgy. Nu, nago nevalgai. Aš turiu 2 nežemaičius. Čia gali būti, kad 2 nežemaičius, kon galvoj. Nu, jo, tokį išsigrininam. Gali sakyti? Gali. Nu, tokį, čia kur žinai tau. Ne, man atrodo, kad kunkulinį gali man biškai kažkaip nelabai. Kunkulinį. Kitrės buvo kunkulinis. Ir tas kaudiškis biškėlį kažkon čitrien makal, man atrodo. Tas musėdis tavi išblaškė. Jo, bet gal man melon. Žiūrėk, biškai išbal. Ir mačiau biškai rongs drebėjai, ką valgyti ant cepelin. Aš prie 5 pasirašęs 2 faktus. Veganį ir tada kitas nežinau. Tiesiog nežinau, žodį pasirašiau, net nežinau, ką tas reiškia. O kažkur dėti. Anas tas mačiutis pasaks, vat tos, ką painė sėdėdavom ant šiltos veids, tokios specifinis šyro. Pažiūrėk, ar melau tam. Gerai. Mums dar nereikia žinoti. Mums reikia dabar toliau judėti ir dabar bus 4 užduotis. Tai 4 užduotis bus jau tai, kad Rabiški parodys žemaitiškų, kaip moka kalbėti žemaitišką. Tai bus užduotis paprasčiausiai, mes atnešam daiktą, jūs pasakot, kaip tas daiktas vadinam žemaitiškai. Tai pirmą daiktą į studiją. Blemba, dabar smirdės, čia man į. Ant vakarsonom buvo, aš mačiau, filmavim 100%. Katras nori, kad dabar žmogus pasakyt, ką. O, kunkulinį norėčiau, kad ateit pasakyti. Kojinės. Aha. Gerą, dėko. Tai daugiau kitaip nerastumėt kitokį pavadinimą. Ne, bet ar gal paprašym, kad čia ir žemaitis žodis. Yra. Kažkas žemaitis. Užstrėga jau šitas žodis. Kojinės. Gera, kojinis. Gerą. Nu. Na ką, antram. Bet čia nėra nešvank žodžių, kad gali atsakyti. Čia kam papras žodis ir dabar prasme, niek nebus. Šiaip gal nežinau, kas farmaisis yra. Kriaušė. Gražiai lava. Gerą. Iki to, jeigu nesugalvotumėt, ne žodžios tam daikto. Kitoj situacijai gal sugalvoti. Okay. Liuk. Vėl kažko nešvankė norėjai pasakyti. Kiaušę. Sobenė. Nu, va, Emilijais, pažiūrėjau, ką pans pasakyti. Betelin.
Nu, grįžtam. Apie konkalbą. Žinai, Mėlyjais, gauni. Pliusą. Bet nusapimuosi ten biškai par prisvai. Nu, bet grįž, manau. Grįž, neštam, petelin lauk. Pasirinkam žmogų. Kas galėtų atsakyti tokį žodį? Likašyr. Ant lapo. Uodas. Pratau. Ačiū Jums. Niek irgi kitokį žodį nešauni gal, kad tom pamačius. Ne. Gera. Pirms numeriuks, pasakyk, kas čia ir padės. O jo žien, jau nori imti. Jo, tik kuo greičiau sakyti. Doršlioks. Gražiai. Ypač gražiai šitą. Wow. Daug Ne, įrongs, per daug anam įrongs palaikyti. Neturės gal. Per aukštą bus, tai daug per anam. Sargiai, 10 kils ver. Kas čia ir? Kopiečias. Ai. Nu, Ne, kas bet ir? jis melon. Gerai. Žien, ką O padės. mes galim paprievartauti, tonus, kad darėtume. Tai dabar žiūrėk, padarykim taip. Dabar viską, kadangi atsakyti, ton išnešam, atneši veiną, ten kas ir, padėsi čia. Kažkas galėsit atsilošti taškus. Aš žinau, kas norėčiau, ką pasakyti. Trets numeriuks dar. Ką čia padėjom ant stalo dabar? Kibir. Gal kažkas žinot, kiek žodį? Kibir. Nu, penkt sikrat, reikia taško nam. Viedras. Nu, prašau. Gera. Penkt cirk, va, aš nesuprantu, penkt, aš dar O kon ketvirtas būtų seks. tą patį. tą patį arba bliūt. Į dabar vida vein maistą atneš. Bet ar čia gali meloti tam žaidimui? Ai, žinok, čia... Trets numeriuks, tak pasak. Dar. A čia jau vis jau antrimtų kriminalinė policija. Svogūnas. O jeigu sriuba kažkokį būtų iš svogūnų? Kaip vadintų? Cibulaiškis. Cibulaiškis. Cibulaiškis sriuba, ne tai, kai Žemaitijoje. Cibulinė. O tai kaip tada vadintus tos Nu, dalykus? svogūnas. Ne, nu bet jeigu iš šono jį padarytų cibulinį, tai kaip gali vadinti tas dalykas? Nu, svogūnas. Nu, teisinga. O cibulinį karštą ir valgom. Būna daro su kefyru. Iš kur jūs esat, palaukit? Rietamas. Lietavas. Bet cibulinė būna ir susilkė. Ne? Aš jos biškiau atrodo atsirinkęs, kas jau beveik 100% žemaičia. Dar aš nežinau, kas jį ne žemaitis, bet jau žinau, kas jį tikra žemaitis. Tikra, reikėjo irgi pasirašyti. Tai manau atmetėmą galimybę, aš jau galiu pradėti po biškį atmetinėti. Tai mes sakysim žemaitišką žodį, o jums reikės pasakyti, ką tai reiškia lietuvišką, norimin kalbą. Batvinis. Burokas. Adina. Valanda. Adin surūt. Jo. Blieka. Bliek. Kepimo indas. Kepimų bliek. Nu, bliek. Ne, bet gerai sakėt, numins. Nu tai gerai, atsaikščiam. Grieks. Iš kada? Dar kiek žemaitį žodį. Žiūrėjau, aš dabar jau nebežinau, gal. Šiaip, ir tom pojas, jeigu dar to neišversi, iš kada? Nesak, iš kabo. Kaip šunybė kažkoks blogas dalykas. Kad Neblogai, žinau, kad kirčiuoti nebemoku. padarai griek. Aš 5 numerio turiu savo žodį vieną. Tai geras. Gerai. Pažįsta taletitį. Prancūziškai čia jau pradėjo. Alipančių į. Groba. Žinau ir matau akyse, kas tai yra. Parodyk. Čia va. Bet groba, pažiūrėjau, nu, apie ko labiau šnek. Apie gyvūno vidinius organus. O ko reiškia? Skrega. Nu, suvalkėtis. Žiūrėk, aš kom pastebėjau dabar, kaip uždavė Konra iš skrega, ne? Pirmam numeriuku, kaip juokinga buvau, nes jau žintų žodį. Tai toks juokingas, tas žemaitis žodis ant žintų. Nes ant mokyklos skrega buvo. Da, tur 5, 6 susinervino biškį. Aš prisiminiau. Kokie artimiausi kaimą ir pritelšių? Vienas artimiausių yra Rainiai ir kits. Nu ir kiek pusinsiu, nebės toliau. Einam toliau. Už Rainių važiuoju dar, biški dar, čiut pavažiuoju. Ir į kairį. Viešvenai. Nu, vad gera. Bet toks būtum ištelčių, aiškiai, žinotum, Rainė viešviena. Palatėm biški O pavažiuoju. kiek laik nebegyveni telšius jau? Dabar jau 4 metai. Ai, nu tai jau viskas vilkės. Aš nežinau, kas ten yra. Nu ta progimnazija. Iki mažai, kiek kilometrų ir nutelšiu. Ar tikslaus skaičiaus, ar Nu, maždaug. 80? Bet aš visiškai į tą pusę nesu. Gal Klaipėda būtum buvęs dabar. Jo, Klaipėda 100 kažkiek. 100. Nes buvo jis irgi Klaipėda jo. 100.
Esu. Ta prasme, mums buvo visiška telšiškis, dabar sakė, iki Klaipėd 100 km nuo telšių. Ne, tai... 8-6 lygio kilometrą. O pats vairuojantis? Man sakė, iki mažai 80. Vairuoji? Šiuo metu ne. Nu dabar stovi. Jis padės teis. Ne. Penktą užduotis ir Davidą. Aš galvoju, kad čia vyra jau labai aiškiai įsiaiškinsim, kas čia įmelaigis. Ir čia jau bata bus kažkam. Tai, žinai, pradėkime nuo 6 tiesiog. Tai man reikia pasakytumėt kažkokį žemaitišką dainą, vien garsesnių, kad žinot, pažiūrėjau, pasakyk. Nėra tiek populiari. Buvo prieš 15 metų. Dabar tikslaus pavadinimo pačios dainos neatsimenu. Bet galiu padainuoti tą pačią priedainą pradžią. Vien pasmelį. Galbūt žinos. Gerai. Nes ta daina, prieš 15 metų, turėkit omeny, man buvo 7 metai ir jie dažnai girdėdavo. Taip. Tai priedainis. Vyra, būkit tikri vyra. Alaus atsigert. Vyra, būkit tikri vyra. Ir ten apie... Tos bobos tvorą atsitveria. Tai svarbiausia žemaitis žodžius. Vyra, žinai. Vyra. O ką daugiau žinot? Nebuvo labai kokybiška, tikrai galvojau, kad geriau bus. Neaišku, be muzikos sukdai. 5 numeris, kokį Aš žinot. bijau dainuoti, bet dainuosiu gerai. Tuoj. Pempel, kaudau, toj. Kamer tave merkeliu. Langau, toj. Aš labai bijau dainuoti. Bet čia ne žemaitiškai, o čia žemaitiškai. Čia tik lietuvių liaudis. Ne, bet Pempel, kaudau, toj. Kamarėlį, Atsiprašau. Bet aš daugiau nežinau. Esi iš pakelį. Jaučiu? Tiep. Nupieš moniai, koks aš esu, nupieš srovę, kad praneštų dar 2 irklus mona valtė, ryškės spalvos mona garbė, išplauksim toliai, kelsim buris, pasirodys auksas žuvis, o dangau kabės mėnulis. Skauda himnas. Fantastiška. A gali žmogus iš Vilniaus taip sudainuoja žemaitišką? Jam sunkiai arba aktorius ir konkretus, nežinau. Tu gal keistulį teatralės lankai. Ir tada nusprendžiau, pradėt kalbėti tą lietuvį. Esi spektaklį vaidins? Norėtum. Parašykite, Emilija. Trūkst. Draugė man paleido labai fainą dainą Žvaguliaus. Tai galiu padainuoti. O pati nedainuodavo. Klausydavo, tėvai seniau, dažnai klausydavo. Tai, kur puikiausias veitas ir palunguo prie jūras, kur puikiausias mergas veisas Klaipėduo ir Plungė. Ką prasme man? Jungurė, Juodkrantė Ir Nido. Viskas skanu, puiku, faina. Tas, kas žemaitijo. Leba plok. Toliau. O man kapsusoka. Aš 3 numeriaus nevėina, nebuvau plius užsirašęs, dėl ko galėt būti žemaitį. Dabar kaip sudainavom, Man draugi paleido, nors kaimyn Žvagulis, ana draugi paleido dainą. Nu, aš turiu problemą, aš niekada nežinau nei pavadinimų dainų, nei kas atlieka. bet kažkoj gal vis tiek bent. Tai ta yra, kad už kalną žeimą, žinau tą dainą. Jie gali. Apie kiekvieną Dainuoja jo. Pakelk mane. Iš Kokios dainos, man atrodo, ta daina? moteris. Sak, nežinau. Aš tų vardų. Niekada. Bet čia dabar tik naujausių iš senų laikų. O kitą dainą, nu tai biškai galiu padainuoti. Gerai. į Rygą, į tabokas fabriką. O kuriaks mums mergas dėt, nu kažkaip taip. Į muilą fabriką paskui, nu žodžiu. Ir tokia. Ir į muilą, į saldainis. Tu sėdi. Gerdainas, šiaip gerdainas. Tai apie žiemą dainuoja Dabar Austėja. skrega 2 dainos mums. Galiu nedainuoti, bet šiaip galiu padainuoti. Biški. Nu jeigu. Tai negaila. Jei galėtum to, pakelk monėm, parodyk, ką už kalną tuo, tik tą veiną. Šiaurė graži. Šiaurė ar baisė gražiai. Apie kiekvieną. Ar baisi gražiai? Nebetel, tai žodžiu. Baisė gražiai. Šiaurė. Tai Austėja dainuoja. Šiaip tu tai turi atminti išmokti. Tau ten Baisi. kiekvieną kartą jungus mašiną. Man atrodo, kiekvienas stulpelis skirtingai. Vieną kartą žiauriai, kitą kartą baisiai. Jo. 6 aš manau, kad 100% ir iš telšių. Jo. Ir buvo, bet kiek telšiškis, bet kalnus bišktos kilometras, nesigaut man sumėti. Ne, bet čia aš manau, kad, žinok, tu šitas keliautas, jei žinatas kilometrus. Aš galiu pasakyti, kiek ir, bet pažiūrėk, iki skaudo, aš nežinau, penčium gal. Aš irgi nežinau, bet aš neklausiau. Penkts irgi galvoju, kad ir vasaros istorija, bet man jau link žemaitės dabar. Man žinojo tų žodžius. Į kažkoks... Jo, ką pirmūnį. Aš galiu pasakyti, kaip yra kitaip koinės. Žekės. Na, čia jau. Na, mes netoj, kad sakėm, norėjom. Kon ketvirtas tau sako. Iš pradžių galvojau visišką, tipo kažkoks Kavenskas.
Bet paskiau, nu, nežinau, Mosėts, o ten juk tanks tau privažiavimą, nėra tank. Jo, prie šauklių, ne prie Mosėčių. Nu, tipo, netoli šauklių. O Editai man sunkiausias riešutėlis, aš ne. Ta prasme, tu būtum išreitav. Man atrodo, būtų tas čia kitaip. Nežinau. Nu, man žiauriai, kažką per mažą to žemaitiškom. Draugi paleid žvaguliaus dainą, pasirodo. Tai patinka žvagulis. Kodėl tau nepatinka? Jau patinka, nes išmokau kelias eilutės. Nu, bet išmokau, nes pasiruošė tam filmavimo. Ne dėl to, kad... Aš pats nežinau, ko net norėjau tau paklausti. Tai kartais bojas, bet... Aš tikrai netik reitavį viskas rietau pavadinimu. Bet sakė, Gal gali būti vis rietau. Gerai, nuo kelintos valandos torgus, pažiūrėjau, atsidar. Ir kokiom savaitės dainom ir nuo kelintos valandos torgus atsidar rietavį. Nu, visi ten nuo 4 stovi. Gerai, ir aš stovėjau nuo 4. Gerai, kelis dainas per savaitę dirba. Vieną. Kokį? Nu, savaitgalį. Kokį? Madienį. Patinka man. Nes aš ten buvau. Alumidų gėriau? Nu, ten buvau, tiesiog nuvažiavau. Nežinau, ar išreitau, žinau. Na gerai. Antras numeris. Antras numeris, man atrodo, kad moku visai nebloga apsimetinėti kažkodėl. Man atrodo, moku tų žodžių ir daugiau ir moku žemaitiškai šnekėti, bet man biškai apsimeti. Na, bet čia kas yra iš Šiaulių, ta prasme, nu, reikia suprasti. Ant gal net ne iš Šiaulių, gal apgavom, tiesiog durnės laikas. Bet žinai, aš žiūrėk, jeigu logišką galvojant. Katron dabar išbraukam iš savo, kad tikrai nebus Apsišaukėlis. apsišaukėlis. Pirmas numeris. Pirmą irgi dėčiau. Tikrai nebus žemaitis. Nebus. Kol kas pasižymam. Realia. Žinai, kom padarom? Išbraukiau. Aš da 6 irgi išsibraukčiau. 6 išbraukam. Išbraukam. Ir pro gimnaziją. aš konsako dėl 4 milijos. Skauts. Irgi man atrodo, kad padainavo normaliai. Padainavo. Ir sakai, Padainau, visi padainau šiaip. Jo. Bet tai išbraukam. 3 damas. Šiaip. man irgi. Ko aš davėjau, turiu pastebėjim pasakyti. Sakyk. Kol dar neišrinkom nugalėtojai, kad tas video tai išeina YouTube. Ir kol mes darom, mes bandom 100 000 subscribers rinkti. Tai mums labai nedaug, bet trūkst. Tai mes norim paraginti vis dalyvius paspausti subscribe ir vis žmonės, kad reižiūr paspausti subscribe. Ir bandysim aplenkti Samoškį. Taip, bet trūkst. 300 bet trūkst. 300 000 bet trūkst viskas. Sakysiu, daug laidų dar reiks pravesti. Galim įsirinkti savo melagį. Gerai, aš dėl antrą greit pasakau, žinok, nes dabar užsidegiau. Jeigu mums būtų, čia aš antras numeris sakau, nevadinu jūs vyriškų giminį. Jeigu būtų apsišaukėlis, ne? Nesirinktų Šiaulių kaip melagingų miestų, nes šitoks jau labai yra. Toks untribos miestas, kur, nesakyčiau aš. Bet pradžioje labai pro šalį važiavo. Minusų, 5 minusą. Aš sakau, gerą vaidėją, man atrodo. Jo, gali būti. Tai aš dėl to nesirinkčiau antrą. Aš balsuoju, kad Trets yra apsimetėlis. Gerai, 1 tašką. Tor Trets. Tiesiog Trets apsimetėlis ir labai maža pasiruošęs ir būti. Man atrodo, šviesiai iš Rumunijos atvažiavo, romų tautybės. Saik, pardaviniai papuošal seniau, sijons. Tiesiog Vilnių pardaviniai. Bet aš tikrai pardavinėjau, tikrai ten neapgaudinėdavau žmonių. Matos, ne kaip sekės, nes vis dar vaikštot blizgant. Man patinka. Nes suknėlis nepardai. Aš galvoju, kad apsišaukėlis ir 5 numeris, nes labai daug norėjai sakyti žodžių, kur, nereikia, kanai sakyti, bet aš žinau, aš pasakysiu. Ir toks, palauk, ateis eilė, galėjai sakyti. Ką išmokantus, ne? Ir toks galvoju, dabar kaip žirnį supilsiu, istorijai tur, 2 istorijas tur, paskui, atsibašliau istorijas ir judam toliau. Jo, aš 5 pamiršau, kad tas ir man tas toks įtarėms kėlė ir pempel, ko daug kojų. Iš kur aš žinau. Ir dabar ir tiek, kad Trets tor 1 tašką ir 5 tor 1 tašką. Tai dabar visa atsakomybė Samoška daug. Nebent antrą balsuos, tada eisi muštys jau. Pamarskomėsi. 5 galvojau, tikrai ne, bet sakai, jo, biškit ant savo trigraš labakį, aš gali būti, kad melavo. Bet Trets yra toks atsiplaidais galbūt, neįdomu. Rašau, skau, kad antras jaučias tikrai bus žemait. Kuris į melagis? Paskutinį tavo žodį. Paskutinį žodį. Numeris 3 ir melagis, aš sakau. Tai numeris 3 surink 2 balus. 2 balus, tai reiškia, kad mes galvojam, kad
jūs esat melagis. Jeigu esat vis dėlto žemaitis, tai tikriausiai mokat žemaitišką. Tai ar galėt pašnekėti žemaitišką su mumis? Gerai, ko norit pasirukauti, kom pakalbėsam. Aš labai mėgstu pakalbėti. Končiai pridirba samuškį. Su. Taip, Gerą. Ne, nu tai gal mok, biškir vis. O penkt. Ir išreitavo. Rimta piluma. Jo, išreitavo. Tai normalia žemaitiška, ne, viskas gerai. Maža tėvūnų reitavį. O tai gerai, bet dar nežinom iš vis, net kas... Gerą. O duodam penktam dabar mikrofoną. A mokat žemaitišką? Nu, gal moku truputį. Bet truputį. Tai jūs nesat žemaitį. A tai čia aš visko sugadinau dabar. Tai tu balsavau už trečią. Ne, o tai gal dar kažkas neiščiai. Ne, jau viskas jau. Tai, Aš visiškai nežemaitė. tai jūs esat... Kas žemaičiai? Pris- Pagelkit ranką, kas žemaičiai. Na, matai. Aš taip galvoju, kad kažkur iš Rumunijos buvo su Romų tautybės atvažiavus 5 numeris. Ne, tu trečią sakė, kai iš Rumunijos. Gal netom pasakė numeriuk, o tai pristatykit, jeigu... Tai mano tikra profesija yra aktorė. Ai, Ir Aktorė. aš gimiau Trakuose. Kur? Tai Trakuose. Tai jie trakšilius. Trakšliai. Ir tiesiog sugalvoji trakšlius, man. A, yra trakšliai? Bet iš tikrųjų yra Trakšlė. Tirkšliai iš Ta tikrųjų. kaime ir kaimas yra vienos gatvės. Aš pagalvoju, čia bus man gerai apžais, nes ten nėra mokyklos. Nes, žiūrėkit, Mes pirmą kartą girdėjom. Ana pasak trakšlius, Jona, matkai, nežinom, ir tai čia ir kryžkelni, pasisuk 90 laipsnių, tu dėsudį ten yra. Bet aš pasižiūrėjau iš tikrųjų žemėlapį, kaip sukti. Jo, ne, vis gera, bet... Tu tiesiog sakytum, nu nežinotai. Važiuok, iš Asteikių, jums nebuvo aišku, kad Asteikiai ir toks... Bet tai neklausim, kurį. Jona nesakė, kad, nu, kas ir kretingo padoji, 3 žingsnius į kairį, nu tiesiog Asteikiai, vis. Bet turi močiutį kaimą. Ne. Ne, Tai iš kur žinai, ten tu vis nesam. Nes anakto ir. Pasakysiu kodėl. Aš prieš tai su kolega žemaičių konsultavausi šiandien. Pasakyk, kad melo ir Tai aš tikrai, aš kiek šiandien išmokau, tiek išmokau. gerą vaidinį galiu pasakyti. Na tai Ir gerai. visus tu žodžius, kad paklausėm, buvo išmokus šiandien. Taip, mane šiandien kolega mokė. Galim tik tas pasidžiaugti, kad jums pavyko apgauti mums. Šį kartą pralaimėjom. Rankam galvą. Nu, mes liūdni liksime, mes priz negausim, bet gausit jūs, kad jums pavyko apgauti, tai numitijų. Dovanojam tiek laimėtojų, tiek visiems kitiem pagodus prizus, kad nepasirinkom jūsų. Iš mūsų rėmėjų Meet You, tai čia turim ir batonėlių skanių, ir čipsų, ir gėrimų BC. Tai visus rinkinys keliauja jums visiems po vieną. Tai gerai, viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Šį kartą išeinam kaip pralaimėtojai. Aš ne, draugau. Tu viens dėl laimėjai. Parašykite apatek, kas Samoškis buvo ateis, jeigu bent 5 žmonės parašys, ką patiek, sakė, atvarys ant Daką. Kas laiką tai jis. Čia Jeigu buvo, ir nepatiek, parašykit, ką patiek, koks skirtams. tai čia buvo Paulius Samošk, Nešvankė ir Samošk dar. Torkom pasakyti. Vėl. Aš jums norėjau pasakyti, jeigu jau pažiūrėjote iki pačių gal, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk komentarą, pasidalink su draugai, jeigu to turi. O mes susitiksim už savaitę arba už 2. Jums nemelon, ant vėl būna. Iki.